Taisyklių pažeidimas puolimo zonoje. Žaidimas tęsiamas įsimetant kamuolį iš užribio zonos, kitos komandos žaidėjui neperdodant kamuolį teisėjui. Ši taisyklė negalioja likus 2 minutėms iki 4 kėlinio. Kamuolio išmetimo vietos ir procedūros. Baudos aikštelė. Jei A komanda pažeidė taisyklę savo puolimo zonoje, žingsniai, dvigubas varimas ir panašiai, komanda B įsimeta kamuolį arčiausiai pažeidimo vietos tarp baudų metimo linijos ar galinės linijos. Ne baudos aikštelėje. Jei A komanda pažeidė taisyklės savo puolimo zonoje, už baudos aikštelės ribų, komanda B įsimeta kamuolį arčiausiai pažeidimo vietos. Kamuolį praradęs žaidėjas privalo palikti kamuolį esamoje padarytos klaidos vietoje. Užribio procedūros. Kamuolį iš užribio išmetantis žaidėjas negali perduoti kamuolį kitam savo komandos draugui užribyje. Kamuolį išmetantis žaidėjas turi stovėti teisėjo nurodytoje vietoje arčiausiai pažeidimo vietos arba vietos, kur sustabdytas žaidimas. Įsimetimo metu galima nutolti ne daugiau kaip 1 metrą nuo užribio linijos. Keitimų ir minutinių pertraukėlių taisyklės. Komanda, praradusi kamuolį, neturi teisės į keitimą ir minutės pertraukėlės. Komanda, įgijusi teisę įsimesti kamuolį, gali prašyti minutinės pertraukėlės arba ir prašyti keitimo. Jei kamuolį įgijusi komanda pasinaudoja šią teisę, keitimus gali atlikti ir kamuolį praradusi komanda.